Labą dieną su jumis aš, Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė. Šiandien ligos, mitybos ir proto būsenos ryšys pagal Ajurvedą. Ir tai yra be galo įdomu. Atskleidžiu jum paslaptis, nes yra labai daug tiek JAV moksle biohaikinge, tiek senojoje Ajurvedoj, tiek dabar neuromokslas apie protą plačiai tyrinėjama jų Meksikos valstijoje. Ir aš matau, kad senosios žinios sujungtos su dabartinio mokslo išmintimi, tai yra tos naujos paslaptis, kurios tik po truputį pasiekia mūsų sąmonę ir leidžia gyventi be lygų. Ir mityba, protas, sąmonė. Kaip visa tai susiję ir kaip taip lemia mūsų sveikatą ir ar mityba yra pagrindinis veiksnys, ar protas pagrindinis veiksnys. Pažiūrėsim, ką rytai kalbėjo apie protą. Protas pagrindinis mūsų instrumentas, kurio pagalba tyriame, suvokiame, interpretuojame aplinkos reiškinius. Tai aišku. Ir jeigu šį instrumentą tinkamai naudosim, tai išspręsime daugybę problemų. Ir svarbiausia, kad mes turime šeimininkais to proto būti. Dažnai jis mums atsiskleidė tyloje, ramybėje po meditacijų, nes tas instrumentas, kuriuo naudojasi sąmonė, yra protas. Jeigu mūsų protas arba sukilę jausmai valdomus, mes prarandame galimybę valdyti savo likimą. Taip dar Panišaduose buvo pasakyta, tai yra labai, labai, labai svarbu. Nes jeigu apimti kažkokio aistrų, tiesiog verda kraujas, dar išgėrus alkoholio žmogus pakeis ranką, pakels prieš savo artimą ir taip paskui viską ten kaip gailėsis, likimas jau jo bus kažkur kalėjime ir vėliau jis formuos netinkamas nuostatas mąstym. Dar svarbiau, kad Ajurveda sakė, kad protas yra toks dalykas, kurį mes patys galime stebėti. Tai yra, nėra protas, tai mes. Jis priklauso mums, bet neturim tapatinti su juo. Tai jausmų ir mentalo energijos išraiška, smegenis tarpininkas tarp proto ir kūno. Ir turim stebėti, kas jame kyla, kokios mintis negatyvios, taip veikia informacijos įvairios įspaudai. Nes protas, iškart galiu pasakyti, kad vėliau veiks ir kūną, ir fiziologiją šis instrumentas. Nes Ajurvedas teigia, kad kūnas yra kita proto forma, bet taip ir yra. Jeigu mes visą akį įsitempę, pavyzdžiui, sakysim, moteris turi du mažus vaikus, vyrą girtuoklį ir materialinę, ir namų veiklą tempia ant savo pečių ir nebūtinai jinai dirba labai sunkiai fiziškai, gal sėdi prie kompiuterio, namuose irgi yra ir skalbimo mašina, bet visą laiką jai rūpestis, užimtumas, vaikas serga vaistai, gydytojas neužmiršt pamokos patikrint, ar vaikai švarūs, ar namai tvarkingi ir įtampa baisi pečiuose, įtampa. Tai, kas yra prote, tai yra daug įvairių dabar psichoemocinių dalykų nagrinėja mokslas ir įvairių kitų dalykų. Ir labai įrodyta psichosomatika, tai yra, kad psichika ir soma, žmogaus kūnas yra tarpusavio ryšyje ir netgi yra labai daug emocijų, kurios yra užslopintos ir paskui sukelia vienus arba kitus susirgymus. Tai čia taip kalba klasikinė medicina, bet Ajurveda žiūri kur kas pračiau, lygiai panašiai kaip ir krikščionybėje. Sako, tai tik tarp žodį ir mano siela pasveiks, palinkėkime vieni kitiems ramybės. Ir norai kyla nepagristi tada, kai mes nesame ramybėje ir mums nevadovauja mūsų širdis. Ir mes prarandame proto kontrolę, nes žmogaus gyvenimas tai kova už proto kontrolę, nesugebėjimas kontroliuoti minčių ir jausmų, visų kančių ir lygų priežastis. Tai jūs visi tą žinot. Ir ne tik tai tas pavyzdys apie kalėjimą, bet daug žmonės gailisi, kad susipyksta, kad pasakė, kad išsiskyrė. Arba tiesiog nepagristus norus kelia sutuoktiniui, niekas nenori aukotis, nes normalaus proto savybė yra šiek tiek ir pasiaukojimas kitam žmogui, empatija, kaip mes sakom, nes sąmonė valdo energiją ir materiją. Grubiausia sąmonės forma ir yra materija, bet sąmonės evoliucija vyksta per noro evoliuciją. Žmogaus gyvenimo tikslas yra
gyvenimo turinį paversti aukštesnę sąmonę meilę. Evoliucijos tos raktas nesavanaudiškumas. Atsisakyti egoizmo. Mes kažkam aukojame laiką. Ar apšnekėdami Mutę ir Joną kelias valandas su kaimynė arba per telefoną. Arba žiūrėdami beprasmius serialus. Kai kada reikia atsipūsti ir pažiūrėti, bet jeigu tam visą laisvalaikį aukojame, tai negausime naujų žinių nei apie protą, nei apie mitybą, nei tai, kas dedasi visuomenė, nei žmonių auklėjimui. Jeigu aukojame laiką sportui, tai būsime tvirtesni. Visur turi būti optimalumas, bet esmė gyvenimo ir laiko aukojimas, tai atsisakyti egoizmui. Dalį laiko turime aukoti visuomenės geroviai. Ir žinojimas tikras įgyjamas per nesavanaudiškumą ir auką. O jeigu iškreipia visumos principą, dažnai žmogus galvoja, kad jis nusipelnė dar geriau ir nori aplenkti ir kitus, ir kitus, ir kitus. Tai natūralus noras geriau gyventi, bet tiesiog reikia džiaugtis ir tuo, ką sąžiningų darbų uždirbai, ką turi, gamta, kad nėra žemės drebėjimų, kad pavalgiam, kad švarus vanduo ir kažkiek tai laiko rūpintis ir ta mūsų planeta Žemė, mūsų kraštiečiais. Dar kartą evoliucijos raktas nesavanaudiškumas. Ir labai gerai apie prototipus yra pasakiusi Ajurveda, kad yra trys kuriantieji pradai, gūnos, kurios sukūrė visą visatą ir jos didelį įtaką turi žmogui. Ir žmogus, nes būna trijų prototipų. Ir jie turi skirtingai maitintis. Ir dabar pakalbėsim, ar mityba gali pakeisti žmogaus vibracijas. Ar tik šiek tiek pakeisti, ar pilnumoje pakeisti, ar vienodai turi maitintis trijų prototipų, kurį pavadinsim satviniu, radžastiniu ir tamastiniu. Tai satvinis, šiandien šitas tris slaidas jau rodžiau kai kam, tai intelektualūs, turintys išmintį ir intuiciją, malonūs, spindintys, kantrus, tolerantiški, nuoširdūs. Muzika, menu, ramiu. Ir aišku, jeigu įkvepiantis kitus žmonės, tai va entuzijazmas, kitiečių medicinoje jam būsena, kuri labai svarbi. Tada mes pritraukiame tokius pat žmonės, kokie patys esame. Mes nenorim iš kitų vien tik tai gauti, atsiranda noras duoti. Ir tokie žmonės yra visai kitokių vibracijų. Aš ką norėjau pasakyti, žmogaus genomas lemia, kokį maistą jis įsileis į save. Ir jeigu, pavyzdžiui, satvinis žmogus, jis nenori prievartos maisto, jis atsisako maisto turinčio kraujo, tai savaime. Ir jis tada nesusirgs. O kitų prototipų žmonės gali susirgti. Nes vienas jogas, būdamas satvinis, sutiko valgyti, aš tą istoriją esu pasakojus, mėsą, ir ten apie mėnesį ar 3 savaitės ligonėje prižiūrimas kamerų gydytojų valgė, bet jis apie 100 gramų daržovių ar 200 kasdien gaudavo. Taip buvo užprogramuota ir jis, kai po 3 tų savaičių pradėjo labai smarkiai blogti, tai buvo nutrauktas eksperimentas, tyriami visi jie rodikliai ir jis sublogo lygiai tiek, lyg būtų beveik badavęs, kalorijos lyg tai būtų buvę vien iš tų daržovių, šiaip tai jis normaliai kalorijų gaudavo. Ir tuo būdu jis įrodė, kad ne vienas jo kūno, nei kepenų, nei širdies, nei, aišku, pirmiausia, rankų, kojų, pilvo, ten ląstelės ar riebalinės ar raumeninės, jos iš mėsos neatsistatė, nebuvo paimtos, tik iš daržovių, kad jis gautų šiek tiek mikroelementų ir galėtų vykti medžiagų apykaita. Taigi ląstelės genomas lemia, ką įsileis. Ir jeigu Jonas, Petras ir Onutė valgė tą patį maistą, tai nebūtinai ląstelės įsileis tą patį. Ir už tai vieni nori vienokio, kiti kitokio maisto. Satvinis maistas, neprievartos maistas, grūdai, vaisiai, daržovės, šiek tiek pieno, bet tai turi būti nenukankintų gyvulių. Ir šiaip, jeigu žmogus sąžiningas ir ramus, tai jam geriau veikia parasimpatinė nervų sistema, kuo pagristas gyvybingumo didinimas, biohaikinku JAV vadinami. Tai tada daug geresnis virškinimas, geriau įsiskiria tulžis, skrandžio sultis, geriau veikia žarnynas. Jau radžastinis, tai mūsų konkurencija, konkurencija, konkurencija. Kitus valdom, aistringi. Bet sididžiuojam, kad laimėjom, kad padarėm, kad aplenkėm. Doras, kad mus įvertintų, darėm gerą darbą, tipo, ir mūsų neįvertino. Arba aš prižiūrėjau tą ligonį, kai jis pasveiko, jis man net neatsidėkojo. Čia aš kalbu ne apie gydytoją, taip, kad pas kaimynę lakščiau ir dabar reikia man pagalbos.
Tai reiškia, mes nedarėm ne tam, kad jai gerai būtų, bet galvom, nu va, gal ir man ateityje reiks. Daug poreikių ir troškimų. Ir jau šitas žmogus jau norės tos mėsos, nes jau grubesnės vibracijos ir jo baltymai bus padaryta ten iš vištienos, ką jis seno pagedusio maisto, vaistų vengs, daug alkoholio, daug kavos. Nes ražasiniam žmogui vis tiek daug aukštesnės vibracijos negu žmogui vadinam tamastiniui. Ir jam tamastinis žmogus, tai yra menko intelekto, tingus. Va čia matot girtuoklį keliantį ranką nugriuvę. Ir taip, tokius žmonės irgi mūsų medikai gydo, daro operacijas. Čia neseniai su tokiais atvejais teko susidurti, kai ir iš kaimo į Kauno klinikas pakliuvo ir paskui vėl vairuoja girtas už pusmečio. Kelios operacijos atliktos. O šiaip nejautrus, nesuvokia įvykių prasmės. Jiems svarbu va, pavalgyti, iš kažkur gauti, išgerti ir dar pamiegoti. Šiaip ir higienos trūksta, ir sveikata. Bet maistas jie irgi, kad tik greičiau nusiperka pigiausios dešros prikimštos konservantų, kažkokio konservuoto maisto, užfasuoto, kad ilgiau konservo atsidaro prie degtinės topkelė. Ir tą žmogų parodai kitą gyvenimą, va, iš karto į tamas negali pereiti į satvinę būseną, radžastinį, kad jam reikia siekti, kad jam tobulėti, kad įgyti profesiją. Ir jis tada norės to radžastinio maisto, jis jau gaminsit, jis jau žiūrės, kad šiltas būtų, kad šviežias būtų ir konkurencija kitokia. Aš tik tiek norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, radžastinio maisto buvo toks eksperimentas, kad kovos menus 13 berniukų lankė, tai pasakojo ir Vedos mokytojas. Ir jiem pasisakė, kad reikia būti kūnoje satva, kad tai sveiki žmonės. Ir jie visi atsisakė visiškai ir ėmė veganiškai maitintis tos mėsos, bet pradėjo sirgti už tai, kad jų prigimtis buvo radžastinė. Ne vien maistas, norėjau pasakyti, nepakeis jūsų proto būsenos, bet gyvenimo įvykiai, nesavanaudiškumas, kaip sakiau, evoliucija sąmonės pakeis. Ir po truputį, bent pasnikų metu, valgykit vien satvinį maistą. Jis padės įsivalyti, jis pakels jūsų vibracijų lygį, jis kuo toliau, tuo labiau norėsite to satvinio maisto. Dabar jums nesinori, kai jūs esate radžastiniam būvį. Protas labai susijęs su maisto pasirinkimu. Net jeigu jums sudaro valgiaraštį, būk tai labai sveika, manęs kaip nors prašo. Bet jūs, aš nežinau proto būsenos, reikia labai gerai žmogų pažinti. Vienam satvinis maistas tinka, kitas nuo satvinio maisto, jeigu labai labai radžastinis, gali ir susirgti. Aš visada sakiau, kaip pradėti teisingai maitintis, labai žiūrėti, koks maistas tinka. O tamastinius žmonės irgi stenkite įtraukti kažkokią prasmingą veiklą, kad jie konkuruotų, kad jie darytų, kad jie taptų radžastiniais. Tada ir maistą jie truputį kitokį pasirinks. Ir sveikiausias žmogus, aišku, yra satviniai būsenoj. Ir tada parasimpatinė nervų sistema, kuri šiuolaikiniam žmogui yra streso būseno ir vagus nervas neveikia. Aš biohaikingė mokinau, kad reikia daug masažų, bet čia tik radžasnis žmogus gali savim užsiimti, tamastinis jau ne. Satviniam žmogui ir tai kartais reikia. Daug adaptogenų yra, kad parasimpatinė nervų sistema išsenka tada, kai mažai miegam ir kai esam lėtiniam strese, kai būtinai reikia. Aš pavargus, gal aš nedamiegojus, bet aš tą dieną prižadėjau vesiami dar. Dar man kažkas tai blogai, dar ir dar ir dar. Ir Ajurveda labai daug tyrinėja tų neurologinių sutrikimų, tai vagus nervo stiprinimas nėra neurologinis sutrikimas, bet jam nusilpus tikrai atsiranda daug virškinimo sutrikimų, nesiskiria skrandžio sultis, blogai veikia tulžis, blogai išsiskiria, tai gali būti ir dėl riebaus maisto. Sutrinka tiesiog kovos būvyje ir organizmas ir sutrinka maisto slinkimas žemyn, žarnyno motorika, pats žmogus labai įsitempęs, visas net nervingų kojų trūkčiojimas, blogas miegas ir parasimpatinė būklė leidžia atsipalaiduoti. Ir parasimpatinė būsena geriau patiriama tiem žmonėm, kurie nesinervuoja, ramus, užjaučiantis, visada priimantis situaciją, tai yra satviniai žmonės. Ir dar mitybos mokslo Ahara sako, kad mityba turi būti labai individuali. Turi didelę reikšmę ne tik maistas, bet ir valgytojas, kad kiekvienas maisto kąsnelis po įvairių transformacijų taptų mūsų kūnų. Žmogaus gyvenimo tikslas yra aukštesnė sąmonė, meilė, įgyti per gyvenimo turinį, kuris mes skiriamės, augalų ir maisto
tikslas, augalų tikslas yra pasiaukoti mum. Taigi priimkite tą maistą kaip šventą, pasidarykite išsivalymą, pagalvokite, kokie mūsų gyvenimo tikslais, kiek yra mumyse nesavanaudiškumo ir egoizmo atsisakymo. Būkite sveiki ir laimingi.